Gerbiamas pirmininkaujantis, gerbiami ministrai, aš norėčiau užduoti klausimą aplinkos ministrui. Pagal nusistovėjusią praktiką, taip jau būna susiformavusi, kad vyriausybių vadovai, prezidentai tik tai užėmę savo pareigas pradeda formuoti galbūt nuspėjamą savo veiklos politiką. Ir matydamas, ministrai, jūsų šios dienos darbotvarkę, noriu paklausti, ar tai jūsų buvo pasirinkimas, ar pagal tai galima būtų spręsti, kokią aplinkosaugos politiką jūs vykdysit. Ir ar skirsite dėmesio ir kitoms organizacijoms, nes aplinkos apsaugos veikloje interesų grupių yra pakankamai daug. Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai iš tikrųjų šiandien susitikome su Girių Spiečiumi ir aplinkosaugos koalicija, tai dvi nevyriausybinės organizacijos jungiančios labai daug kitų organizacijų ir apskritai gamta susidomėjusių žmonių. Tai turėjom turiningą diskusiją ir susitiksime ilgainiui, manau, kad su visom interesų grupėm natūraliai. Kodėl šios buvo pirmos ar ne pirmos, tiesiog miškų klausimas buvo keliamas ir prezidento, ir premjero, ir daugelio kitų gerbimų Seimo narių. Tai mes tą klausimą šiek tiek prioritizavome, bet žinoma, jokių būdų nepamiršime visų kitų interesų grupių ir kai tik tai bus tam laiko, tai jo bus artimiausių metų, tai jos taip pat pakviesime tik jau turbūt po švenčių.